Sveiki draugai, tai sveikinuos šį kartą iš miško, iš Žemaitijos miško ir šiandien keliausiu naują žygį, bet bus žygis ypatingas ir man. Tai žada ir šlapdribą, ir lietų, ir stiprų vėją, tai nežinau kaip čia reiks išgyventi. Esu sugalvojęs indėnišką palapinę pasistatyti, tipį, su laužu vidury ir nesušalt. Turiu pasiėmęs kulšį ir ienos, tai maisto kaip ir turiu. Tai kaip man seksis išgyventi šią naktį per tokį baisų orą, tai kviečiu žiūrėti. Bet prieš tai noriu padėkoti savo kelionės draugui AB Traidenis, kontribistams, Patreon rėmėjams ir paspaudžiantiems nykštį. Keliaujam į nuotykius gamtoje. Keliauju dabar ieškoti vietos stovyklavimui. Tik išėjau, po jau 5 minutės jau ir lyja. Tai realiai turiu 3-4 valandas pasistatyti pavėsinę šiokią tokią, o po to iki vakaro pabaigti viską. Tai nežinau kaip čia seksis, nes lietus tai stiprus. Nu, kaip nors, kaip nors. Vieną parą, kad ir šlapės galėsiu išgyventi. Na, tą upę pačioje reiks kažkaip praeiti. Biškį apstoju lyti. Nu, bandom toliau eiti. Man žodžiu reikia dabar susirasti, kad būtų lazdynų, kad būtų lapų, iš ko daryti, tipį ir medienas biškį, kad būtų. Nu, kad netoli vandens dar būtų irgi, kad galėčiau kažką atsigerti, nors vanduo šiais dabar tai tragiškas, matau, rudas bėga. Čia kaip ir vieta gera, ne lygi yra apačia, o man reikia lygios apačios, kad galėčiau pastatyti. Čia visai vat nebloga vieta, jau lygesnė. Ieškau, kad nebūtų aplinkui medžių sausų, jeigu virstų. Nes vėjas, jeigu bus, tai nebus smagu. Nu, čia yra keli aplinkui. Nedidelis medelis, bet vis tiek, jeigu virstų. Pasidėjau daiktus, einu ieškoti. Reikia įsijungti laikrodžio GPS, nes kad nebūtų fokusų po to, kad daiktus palikau, neberandu kur padėjau. Čia tokia vieta būtų visai nieko, bet kad labai su nuolydžiu. Ir lapų va yra tipių daryti. Eisiu toliau ieškoti, nes žiūriu irgi. Tokie kreivi, šleivi, bet labai turvai man nesinori statyti. Kažkur pamiškiai norisi, bet čia tokie. Tai kirsta, tai prakirsta tokie nelabai vykusios vietos. Nu, bet ieškau, kol kas ieškau, dar vaikštau. Nu, darysiu šitoj vietoj. Čia tokį atviresnį. Yra va keli medžiai, šitas sausas ir čia yra sausas, bet jie jau gal virs į tą pusę. Ir čia man lapai bus. Vietą išsirinkau, tai dabar reikia eiti kartį susirinkti. Tai tas tipų yra taromas kartį, sukryžiuojamos 3. Toks trikampis ir po to aplinkui dėliojami kitos kartys ir ant tų karčių skersai ar kailis, nu aš kailį neturiu, medžio irgi neturiu tošias, tai darysiu aš turbūt iš lapo, pabandysiu skersinis padaryti iš medžio. Tai va dabar einu susirasti 3 kartys. Va dar žvinabudę radau, gal įsikepsiu. Dabar nežinau, kokio jos aukščio daryti. Gal pasimsiu pagal trumpiausią.
Pabandykim susirišti. Ir pasižiūrėsim, kas čia gaunas. Opa. Net ir vietai tokia biški padeginta, bet gal nieko atlaikys. Laikinai. Jo, reik fiksuot biški taip. Jo, biški slankinėja. Reik normaliai surišti. Jo, tas vienas kreivas, gal jis man laužia. Nieko, jeigu indėną išmoksiu ir aš. Tik įdomu, man to aukščio čia užteks. Čia reikia kažkaip sistemą pritaikyti, kad jie viens kitą laikytų. O. Jo, gal ir gerai bus, bet čia jeigu miegoti ir laužą kūrent, tai biški mažai vietos ant žemės. Jeigu miegoti vienam krašte, čia laužas labai arti gaunas. Reikia aukštesnį kelt. Vėl lienu, bet ką darysi, reikia darbuotis. Gal ir gerai bus jau. Dar šonę skersinių uždėt. Gerai suskersuot, kad po to nelaimė nebūtų. Nu va, tokia gavos. Nu va, jau įgavo kontūrų, šiek tiek pagalių sudėjau jau. 9 pagalius, nu dar reikia tarpus gerai pakaišiot. Nu dar reikia kokių 5 koliukų karčių, kad galėčiau pabaigti jau su kartėm. Valandą jau darau, laikas greitai eina. O čia bus duris. Kad duris nebūtų tokios plačios. Norėjau klysti. Jau pavėsi. Po to šakas dėsim, čia leisim. Žiūrėsim, kaip čia man eisis, nes nėra labai daug. Nematau gilišak, iš kur čia paimti, čia viskas sausuoliai. Nu va, po truputį dabar skersinius sudėjau čia aplinkui. Ir dabar eisim eglišak iškot, o viršų paliksim atvirą. Man svarbu iki viršaus dadėt, kad šilumos šiek tiek būtų. Anoj pusė dėsiu brezentą, o čia eglišakius dėsiu. Nu ką, prisirinkom eglišakių. Bandom šiltintis. Su eglišakiais bus vargas, čia gal per daug reikia bandyti gal su šakaliais ir su lapais užkamšyti. Parsinešiau sausų eglišakių, tai pakamšysim apačią.
Nu matau, kad čia bus reikalų, nespėsiu padaryti per iki vakaro, tai reikia greičiau mąstyti, kaip čia greičiau padaryti, kokiu būdu. Ką, lysim laužą kurt. Nu, va, taip atrodo iš vidaus. Tai, nu, yra tos erdvės šviesos. Nepakamščiau, nu, bet užteks man jau šį vakarą. Viską šlapia, bet... Netaka. Na, gal užsidegs, bet gal ir ne. Jo, nelabai nori degt, nelabai. Nu, gal užsidegsiu. Eisim dabar vandens pasisemsim, pasidarysim kokios nors arbatos. Nu va, tipio viduje dega laužas, viskas normaliai. Nu, vanduo iš tokios balos. Čia toks upelis, mažas teka, bet pakankamai čia švarusis vanduo. Bet nuvirinsiu nieko nebus. Šiaip galėčiau gerti ir visą čia. Jokios taršos nėra. Biškį pavirinsim. Ten kaip ir gerai pritrauks. Lyja. Liktų šlapdriba, nežinau, kažkas tokio. Bet va svarbiausia, vanduo jau verda. O reikia biškį dar eit kažką užsidėti ant viršaus, nes man pro stogą gan plačiai varva. Va, duoda krušą. Nu, graupelis reikia sakyti, nes čia tokie rutuliukai kremta. Jo, normaliai. Nu, biškį prisidengiau, bet vis tiek per viršų ant laužo varo. Nu, čia gerai, va, mano pusė tai. Va, mano pusė normaliai. Ne taip sninga. Nu, va, nereiks druskos. Prie mėsos galėsiu pasimti nuo žemės. Nu, pakabinau kulšį. Žinau, nenustoju lyti jau gal pusę valandos. Nu, kol kas neskubu, po biškį kepa, kol lyja, niekur vis tiek nevaikštau. Biškį tik žarijas pakrapštinėjau, kad neužgestų. Tai pakabinau tegu, kaip sakant, rūkos. Nu, biškį prisnygo. Kaip čia atrodo aplinkui. Nieko, normaliai, pakraščiai tik tai. Nu, žiūrėkim, kas čia gavos. Einu gabaliuką atsipjaut, kiek čia gali. Gerai, skaniai kvepa. Nu, dar biškį pakepsim. Ir apsipjaustysim, galėsim valgyti. Pažiūrėkim, kas čia kitoj pusėje. Ledas.
Nu, pasaka. Gerai išsikepiau. Kažkaip galvoju, neišsikeps dalis gabalas, bet žiūri visai gerai. Pavalgysiu, nes kai išvariau, tai nieko nevalgiau. Jo, vis lyja. Kas beliko. Šiek tiek dar neiškepę gabaliukai kepant iešmo. Ir va kaulą kepu. Viduj ten yra šitie, nežinau viduj kaip vadinasi, bet kaulų čiulpai gal ar ne. Gal ne kažkoks. Riebalinis darinys, žodžiu, labai geras. Va čia viduj šitie. Nu va, privalgiau, taip sakyčiau, riebokai, bet nieko neturiu nei duonos, nei daržovių šį kartą pasiėmęs. Nu nieko. Tai dabar ką veiksim, nežinau, kai marinsim 9 valandos. Gal miegot bandyti, bet kad čia visur laša, tai nežinau, kaip aš čia pavyks man išmiegot. Tai jau turbūt reiks kūrent laužą, iki pat kol miegas ims. Nežinau, reiks turbūt miegot, tai 10 valandą. Nors ką žiūrėjau, užmigsiu, kad taip barbena. Malko susidėjau. Va, jeigu šalia atsigulsiu, tai pamesiu į ugnį, tegu dega. Namusik reiks eit miegoti jau. Beveik 11. Jo, skrandį gerai užkimšau, visą dieną kaip ir nevalgiau, bet va, vis tiek mėsos gabalus turbūt gryno svorio gal buvo koks 0,5 kilogramų, tai 0,5 kilogramų keptos, tai čia gan daug, nors vis tiek jaučiuosi alkanas, bet dėl to turbūt, kad nei duonos, nei salotų nebuvo, tai kažkaip šitie dalykai duoda labiau sotumą nei mėsą. Labas rytas, 7 valandos, laužas dar dega. Nu, žodžiu, ir toliau sėkmingai barbena. Lauksim, gal nustos lyt liptai, bet jau turbūt 4-5 valandas non-stop varo. Išsiviriau arbatos. Bet rytas prasidėjo gerai, dar sugebėjau nuimdamas užsipilti verdančių vandens ant piršto. Nu, nesikeliu, dar laukiu, kol nustos lyt, nes lyja be perstojo. Stirnus atėjo šalia. Geras, buvo viena tvarius stirniukas, beveik prie pat įėjimo. Čia mano guolis, toj pusėj. Tai va čia viršui buvo pasidėjęs specialiai tentą, kad man nelytų. Nes visur kitur eglišakiai, tai perlyja. Nu, biškį per didelį pasidariau, čia turbūt kokiem dar 3 žmonės tilptų, nes visur pakraščios vietos yra. Taip atrodo trobelė. Nu ką, reikia eiti tvarkytis turbūt. Jo, bet noriu papasakoti, šiaip visai pasiteisino. Iš principo tikrai buvo šilta ir ta šiluma, nors ir tarpai, bet ta šiluma pakankamai, bent mano pusė visai gerai laikė. Tai tik gal paryčiais kažkur ties 5 valandą šaltoka pasidarė ir laužas užgeso. O taip gal 3 kartus kėliaus pakūrent nuo kažkur nuo 11 valandos. Miegojau su vasarinį miegmaišį, kuris ten turi +15, o dabar laukia turbūt apie 3-4 laipsnių šilumos. Tai visai gerai, sakyčiau. Nu ką, kad ir kaip gaila grauti savo statinį, bet reikia griauti. Nu šį kartą per didelį pasidariau, bet manau, ateityje pasidarysiu tikrai mažesnį ir efektyvesnį. Gal tik tentą reikėtų dar vieną pasimti, kokių 3-4 metrų, arba 3-5, nežinau, kokie tie tentai yra. Ir visai, manau, normaliai būtų. Nes dabar tai su tais eglišakiais vargas, čia nėra tų eglišakų labai daug. Tai kol surandi, tai užtrunka. Praktiškai visą dieną vakar stačiau gal
apie 6-7 valandas. Nu vėl pradėjo lyt, panašu, kad nenustos. Nu, troboje gal ir nieko, biški laša, bet ką čia veiks, sėdėt labai beprasmiška. Nes žada lietų iki pat vakaro, tai bus galima eiti jau. Nu, prie jo upė, bet tai aš jos nepraeisiu čia. Čia gilu. Niekur čia nepraeisiu. Reiks eiti į priekį. Nu ką, draugai, ačiū, kad buvot. Tai ką suplanavau, parodžiau, gavau ir ledą, ir lietų ištisinį. Tai ko dabar parėjau, atrodo, jau nebelyja, bet jau taip būna gyvenime. Jo, nusiplikiau dar ir pirštus, žodžiu. Nu, šauni išvyka. Tikiuosi, jums patiko. Jeigu iki čia žiūrėjot, paspauskit laiką. Užsiprenuokit, kas neužsiprenumeravo. Galit mane paremti finansiškai, Contribui arba Patreon platformai. Nu ir ką? Su iššūkiu buvo žygis ir manau, tokių iššūkių dar netruks ateityje. Sakau, iki kitų susitikimų. Ate.